Kas seka Instagrame, tas jau šitą dalyką žino, o kas ne. Apsiprekinau, kai nežinau, kas čia kažkur turi būti. Aš nežinau, kaip aš paeisiu, nes mano rankos dreba. Grįšiu dabar holą, apsipirkau iki tiek, kad atsilyginau už tuos visus mėnesius, kiek neapsipirkinėjau. Atsikėlėm su prisnigtu Birštonu ir nežinau, ar matysis, bet dar sninga. Mano būkstabiliai nenukrisk. Vlogas pirmą dieną, gruodžio pirmą dieną. Aš taip laukiu kalėdų, aš negaliu, man kalėdos yra ta metų šventė, aš ją myliu, aš ją dievinu. Bet žodžiu, sveiki. Vlogmas nedarysiu kiekvieną dieną ir nekelsiu kiekvieną dieną, aš darysiu labiau weekly, nes gyvenu labai įdomų gyvenimą, tai aš tiesiog nenoriu filmuoti, kad sėdžiu namuose ir tipo, prašau, dienos vlogas 60 sekundžių. Kas seka Instagrame, tas jau šitą dalyką žino, o kas ne, tu aš nežiūrit YouTube į mane, tai mes turim naują šeimos narį. Ne vaikas ir ne aš neneščiau. Bet, palaukit. Ar jūs pasiruošite tai pamatyti? Tai va, čia yra Popa, čia yra Kimio pusseserė, kelių mėnesių. Jis labai mėgsta terrorizuoti Kimį, iki tiek, kad jis palenda po lovą ir jisai tiesiog deda į kojas. Tada jis labai mėgsta graužti visus kampus, visur atlikti savo reikalus, bet jau it's getting there, kur reikia ten jau daro. Taip, čia yra mūsų naujas šeimos narys ir mes jį labai myliu. Ją labai myliu. Dabar turiu susiruošti varyti Megą, nes reikia tokių bits and pieces tam tikrų dalykų. Nežinau, čia ir visur ginčio tematika, bet absoliučiai diskit. Ir čia dar yra. Tai prasme, kai sakau, kad visur ginčio tematika, tai... O labiausiai nekenčiu šaltuoju sezonu atvaryti prekybcentrus, tai yra, kiek esi apsirengęs ir tada tiesiog tu prakaituoji, kai nežinau kas. O viską niešti, tu esi šlapės, negali normaliai funkcionuoti. Tai aš dabar literal noriu tiesiog atrodo nusirengti ir viskas. Čia yra geriausias dalykas, kurį aš padaręs, nusipirkti didelį maišą ir įsidėti striukį. Žemė galva. Aš manau, kad tas pats dėtų savo biudžetui bubble wrap. Ties viena lėkštė įdėta, bet tai išpadėti, ką žinau. Apsiprekinau. Kai nežinau, kas čia kažkur turi būti. Aš nežinau, kaip aš paeisiu, nes mano rankos dreba. Čia šitą advento kalendorių, kur pats gali sukurt, padarysiu šuniukam, nes mes su Saviškiu turim kelias advento kalendorius ir šunim noriu padaryti, bet nenorėjau pirkti tam tų, kur jau yra pagaminti veterinarijai, ne veterinarijos, bet šunų parduotuvėse, nes jie skanukai yra pripurkšti visokių ir nelabai gerai yra organizmų gyvūnų. Tai padarysiu pati skanukų, ir dabar laukiu, biškį pailsėsiu ir namo. Aš esu nusikalus. Fone garsai, maniškis kepa, kažką daro čia brolis, arba rodysis, arba nesirodys, kiti pašaliniai garsai yra šunys. Tai žodžiu, padarysiu dabar holą, apsipirkau iki tiek, kad atsilyginau už tuos visus mėnesius, kiek neapsipirkinėjau. Pasiėmiau tokius tušinukus su Stitchu ir pamiršau kitų vardu. Man jų reikia ne, bet aš jų norėjau taip. Viskas neišiliet bus. Tada pasiėmiau kaukės veido. Pedikiūrui skirtas dalykas, aš neįsivaizduoju, jis yra su britvutė, jis ganėtinai aštrus, tai reikia atsargiai būti. Tokie tušinukai. Tada maniškiui šitas dalykas. Nesakysiu kas, kad negirdėtų ir nesiklausytų. Šitas rankų kremas yra vienintelis, kuris man normaliausias yra ir neiššaukia dermatitų. Kažkas lūpoms iš Essence. Hialurono rūgštis. Mes su Saviškiu pasidarę esam tradiciją, kad kiekvienais metais kalėdų proga kokį durną ornamentą ant eglutės. Čia yra iš Tigerio. Šiti imbieriniai nameliai. Lašišos aliejų šuniukam, nes mano išpindėjęs šunys yra. Šitas yra Tadui. Šitas yra man. Eisiu šuniukam daryti adventą. Tiesiog sumalsiu jų sausą maistą.
šitą maisto topą, nežinau kaip pavadinti, ir dar lašišos aliejų būtų smagu, kad kamera fokusuotųsi. Hello! Nu, žodžiu. Tai iš po va čia va iš apačios išsiėmiau ir čia bus galima sudėti dar į foliją įviniausiu. Fono garsai nes pokalbėsiu, bet žodžiu. Einam maltą ir daryti kažko. Įdėjau tuos skaniai atrodančius ir gardžiai kvepiančius skanukus į šaldytuvą į kamerą, kad sustingtų, bet dar įpiliau vandens, nežinau ar matys ar ne, nes nelabai plakėsi, bet galvoju, jog aš tiesiog po vieną kasdieną išimsiu iš kameros ir duosiu šuniukams, nenoriu tiesiog visų išimti ir paskui smardinsis visas butas ir jie gal ištiš, gal kas nors dar atsitiks, tai žodžiu. Tai va, palauksiu dabar biškelį porą valandėlių, man rodos, gal mažiau, kol sustings, o į tą laiką eisim pakuoti mūsų advento kalendorių. Man dar vis nesitikė, kad dabar gruodis yra, ta prasme. Visai šalta, sakyčiau, tai pupą nešam, kur ne? O, pupą nešam pas maestro, mamos šunį, nes jie ten bestuliai yra ir tas pudelis labai yra, nu, draugiškas. Jisai nesupranta žodžio, ne? Visą laiką visur žaidžia, tai va, kaip tik pupa yra, nes mano šuo vis dar jas neprisileidžia. Ten maniškis eina, šiukšles išnešti, tai mes per 2 kelius ir tada toliau susiruošti, bėgti, viską pasidaryti, o aš tik noriu nieko ir pailsėti. Turbūt matas mama kiltoj. Išėjom pasivaikščiot. Pastebėjom, kad labai daug žmonių visur yra, palyginus kaip Birštonui. Sakau, gal eglutės įžiebimas bus akurat tarp žmonių miesto aikštėj. Ujui, ir eglė nešviečia, tai vadinasi, tikrai bus įžiebimas. Žodžiu, turiu ganėtinai greit kalbėti, nes yra fone muzika, tai kad nebūtų copyright strike, nes jau keli video yra taip, bet atvarėm pavalgyti, švediškas stalas, pailsėsim biškelį ir varysim į basieną, bet tikiuosi neužmigsiu, nes vaikelį. Atsikėlėm su prisnigtu Birštonu ir nežinau, ar matysis, bet dar sninga. Kaip ir sakiau, visur Grinčo tematika, tai ir Birštone net. Ok, labai kaip. Bet gražiai pasipuošė, gražiai.